Galbūt to trūksta, tos vienintelės meilės, to partnerio ar partneris. Galbūt yra prasti santykiai darbe, pašliję santykiai su artimaisiais, su draugais ir pažįstamais. Ateik ir pažink save. O galbūt tapai darboholiku ar darboholikė. Galbūt atiduodi visą save darbui, kad tik pabėgtum nuo taip norimos meilės širdyje. Ar esi patenkintas savimi, savo būseną, savo gyvenimu? Negali atsakyti. Ateik, pažink save, suvok, ką darai ne taip, kad ta meilė neteina į tavo gyvenimą, kad nepasibeldžia tie sėkmingi ir tikri santykiai. Galbūt galvoja, kad kalta aplinka, kalti bendradarbiai, kalti kaimynai ir artimieji ir vis atidėlioja surasti tą tinkamą, tą mylimą žmogų. Meiliai amžiaus nėra. Į meilės harmoniją pasivežę žmonės neriboto amžiaus. Tai gali būti 25 ir tai gali būti 75. Mylintis mes esame sėkmingi ir laimingi. Mes stebuklingai būname švytintis. Ateina pas mus pasitikėjimas savimi. Jaučiame giliai širdyje pilnatvę. Mes būname sveikesni, laimingesni ir sėkmingesni. Būkime mylintis ir mylimi.